Hello. Sveiki sugrįžę į Drogo kanalą. Šiandienos filmukas bus mini vlogas, kaip keliausim kartu į Drogo parduotuvę Oze. Pasižiūrėsim, kokių naujienų yra ir tiesiog norisi man pamėginti kažką naujo. Mačiau, kad daug visokių naujų produktų atsirado. Tai viską susirinksim parduotuviai, grįšiu namo ir viską išmėginsim. Prieš pradedant, kaip visada, raginu sekti Drogą įvairiose socialinėse medijose ir taip pat galite sekti mane. Graži diena, šiandien buvo -2. Kada tas pavasaris ateis, aš nežinau. Viskas, lekiam. Važiuojam. Telefonas yra? Kaip šalta šiandien. Atvažiavau dar mašiną nusiplauti, nes jau labai seniai tą dariau. Labas aštunkojęs. O, aštunkojęs. Yes. Nu, atidarinėja parduotuvė, dabar yra be 2 minučių 10. Nu, pradeda nuo Nikso. Nauji kažkokie pieštukai yra. Fix Stick Correcting Concealer. Tik nežinau dabar kokią spalvą. Šitą. Shiny Lip Balm. Gal pabandom. Toliau kas čia. Lineris Vivid Rich. Žalia. O gal tokios spalvos. Kas gero naujo. Aš galvoju, kur man čia save pasidėti. Kažkoks naujas CC kremas iš Isadora. Nu, gerai pasiėmėm. Žinokit, persigalvojau, Nikso pasiėmiau mėlyną pieštuką ir naujas Sky High bakstenių tušas mėlynas iš Maybelline. Tai pabandysiu šitą duetą mėlyną. Tada yra naujos veido kaukės iš Maison ir Nacific. Žiauriai įdomios pakuotas, pažiūrėkit. Tai dabar nežinau, kurią čia reiks pasiimti. Kaip įdomios pakuotas. Su saliciliu AHA, Vita, keramidė, gal va šitą pasimsiu, kad patrikint veido odą. Sunku filmuoti vieną ranką. Nu ką, viskas nupirkta, paimta. Dabar lekiam namo, viską išmėginsim. Labai noriu sudėti veido kaukę, nes labai jaučiu kažkaip tas periodas pereinamasis nuo šalto oro į šiltą. Man kažkaip labai paveikia odą. Tai noriu sudėti kaukę, išgert kavytės ir pratestuosim visas naujienas. Ok, nu ką, grįžau namo. Tai pirmas stepsas, pirmas žingsnis, ką užsidėsiu, tai veido kaukė šią. Trumpai paskaitysiu apie ją. Sudėtyje esantis keramida ir skvalanas intensyviai drėkins odą, atstatydami jos apsauginį barjerą. Dar yra ir vitaminas C. Žodžiu, jeigu jūsų oda šerpetoja, išsausėjus, tai čia yra visiška bomba jūsų veido odai. Einu nusiplausiu veidą ir užsidėsiu kaukę. Veido oda jau švari. Nepamirškit, kad veido kaukės tepti galima tik ant švarios veido odos. Nes kitaip, tiesiog ant purvo ir dulkių dėsite veido kaukę, prilipdysite ją ant veido, tai turi būti itin švarus. O, jesu, kaip laša. Žiauriai geras jausmas. Viskas, palaikysiu apie 10 minučių ir pradėsim dažytis. Švyti, pasiruošus tepti makiažą. Dar leisiu, kad šiek tiek įsigerti ir tada pradėsiu dažytis. Mano plaukai šiandien tokie tiesiog. Pirmas produktas, ką pabandysiu, tai NYX Fix Stick. Mažiukas pieštukas, kuris turėtų užmaskuoti mano spuogus. Aš pabandysiu užmaskuoti jau šitą savo šviežutėlį. Žiauriai gerai. Greito naudojimo, greitas užmaskavimas. Pažiūrėkit, va. Tikrai sumažino mano tą raudonį, nes spuogas buvo. Toliau kitas produktas. Isadora The TC Plus Cream. Drėkinantis veido kremas su CC kremas su SPF 30. Nežinau, ar spalva man tiks. Bandom. Šitas kremas yra naujiena. Tai jis turėtų būti toks nepilno maskavimo. Labai lengvas veido kremas su spalva tiesiog. Va kaip jis atrodo išsiblendinus su kempinėlė. Labai nedaug maskavimo, bet sulygina veido spalvą. Pabaigsiu veido makiažą ir sugrįšiu prie akių. Ok, veido makiažas jau yra, antakiai yra, dabar laikas pasidažyti tą mėlyną fainą spalvą. Nikso pieštukas ir Maybelline mėlynas tušas.
Čia šiaip yra tamsiai mėlyna spalva, Vivid Rich pieštukas. Nežinau, kaip man čia iš eyelinerį pasidaryti, tikiuosi, kad gerai. Nu, va, toks ganėtinai riebus eyelineris man gavosi, labai įdomu pažiūrėti, kaip man tas Maybelline Sky High mėlynas blakstienų tušas atrodys. Gerai, pabaigsiu dažytis kitą akį ir to sugrįšiu. Nu, va, kaip atrodo dvi akys padažytos, labai įdomu. Visai kitas efektas negu, pavyzdžiui, jeigu būtų juodas eyelineris ir juodas tušas, ar ne? Labai įdomu. Gerai, pabaigėm šitą filmuką pratestavimo lūpų prieš šito lūpdažio Fat Oil iš NYXo, štai kaip jis atrodo. Prieš tai pasitepiau savo mėgstamiausių iš Drogo esamų lūpų pieštukų Deborah Milano. Vėl labai mažai beliko. Contour and Lip Liner. Spalva 02, mano most favorite, tokia šiek tiek tamsesnė nei mano lūpų spalva. Dabar pabandom šitą. Aš nežinau, kaip jo naudotis reikia, to be honest. Čia reikia gal spausti. Jisai taip išsitraukia. Koks drėkinantis. Geras, toks fainas. Labai patinka. Nu, žodžiu, štai koks makiažas man išėjo su tom visom naujienom. Man šiaip labai patinka karts nuo karto nueiti į Drogo parduotuvę, pasižiūrėti, kas naujo. Ir pavyzdžiui, viena iš idėjų filmukų galėtų būti tiesiog Kamilė protestuoja naujienas Droge. Jeigu jums patinka tokio tipo filmukai, parašykit komentarą, kad mes žinotume, ko jūs norite iš mūsų. Tikiuosi, kad jums patiko, pasimatysim kitą filmukę ir gražios dienos, vakaro ar ryto, kad ir kada bežiūrėtumėt.